apie akušeriją neturėjau supratimo, bet tai man buvo smalsu. Ir tikriausiai čia pastumėjo grinai smalsumas tam žygiui. Bet ko gero, labai pataikė. Jūratė prisimenu nuo tada, kai dar lankiausi studijų metais, buvo praktikos čia pas mus krikščioniškose ir mane labai nustebino, kad jinai tokia graži, tokia smagi moteris, jinai rado prie mūsų jaunų žmonių priėjimą. Nes mes, ko mes tikimės atėję į praktikas, tai kuo daugiau išmokti, kuo daugiau pažinti, tai jinai mums tą pažinimą, sakykime, jį ir davė ir ruošiasi mus nusivesti visur, kur mes tik tai norėjom. Jūratė gal įstrigo labiausiai, kai atėjau dirbti ir tiesiog atsimenu tokį jos draugišką, kolegišką požiūrį į jauną specialistą, kad taip taktiškai mokėjo prieiti ir su savo rekomendacijom patarti, kaip elgtis vienoje ir kitoje situacijoje, kaip bendrauti su gimdyvių vyrais ir tiesiog ir dabar net dirbant kartu komandoje tenka stebėti jos darbą ir taip neakivaizdžiai mokytis dar vis ir tobulėti. Ant sparnų kas mane pakelia? Gal greičiausiai tos mamos, tos, kurios ateina po kažkurio laiko su savo mažais pipliukais ir atveda parodyti, kaip jie paaugo. Pasako, čia va, šitą jūs priėmė, va tas, žinokit, taip, tokį duoda gerą cinkelį, tokį va, pakilėjimą. Bet to labai daug atvejų sutinki savų vaikų. Aišku, jie gražiausi, protingiausi būna. Tas labai būna miela irgi.